Sveiki, aš Neandarolas ir sveiki atvykę į mano žvejybos kanalą. Vau, kokia graži žuvis. Va toks. Labą dieną, mėly žiūrovai, draugai, sekėjai, heiteriai, sveiki visiems. Su jums vėl sveikinas Neandarolas YouTube kanalas ir šiandien atvykome pažvejot. Šiandien yra balandžio 24 diena, dabar yra apie 11 val. Ryto ir atvykome į Radviliškio didysis karpis tvenkinuką, bandysim pagauti karpiukų, pasiėmėm kraštinį 10 sektoriuką. Maudytis draudžiama, šalta turbūt dar būtų. Čia bus mano stovyklavietė. Ir čia paliksiu mašiną pastatytą, kitos pravažiuos, tilps. Turėtų viskas būti gerai. Tai nieko nelaukiam, einam pakojam, įstatom palapinę, oras bus tragedija visas tas kelias paras, kiek čia būsiu. Taigi reikia kuo greičiau pasistatyti palapinę, nes bus ir škvalas, ir lietus, ir vėjas iki 25 metrų per sekundę. Laukia įdomus laikas. Gerai, einu statytis. Ikiuką. Va, kaip matot, visai neblogą palapinę nusipirkau, pirkau iš karpininkams.lt. Gan gera kaina, tai Fox EOS Social XL. Palapinė kainavo grubiai 350 eurų su atvežimu iki namų. Per akciją pagavau. Nu, ir bus žiauriai gera nauja, žiauriai geri nauji namai bus. Pasaka. Paskaitom. Susitampyti einu ir virvutės, nes bus audra, kad naktį nereiktų po to bėgti lauką ir pergyventi dėl palapinės. Tai einu, dasibaigsiu palapinę iki galo.
Oi. Nu va, susismaigščiau, susitampiau. Grubiai 10-15 minučių užtrukau pasidaryti visą voratinklį. Šiaip to voratinklių tikrai nedėčiau, bet sutampiau, nes pranašauja labai blogą orą. Tai, kad nereiktų po to vargti, iš karto pasidaryti gerai ir viskas. O tie stogelis lengvai nusims. Šiaip didelis stogelis. Bet lasdas ištraukiu, tuos iškišu ir užsidarau iš karto nakties, ar jeigu lis smarkiai. Tai vat, einam toliau. Krauti šmukės, perjungiu kamerą. Tai iki susimatymų. Iš komentarų supratau, kad jums įdomu, kokį jauką naudoju, kaip pasirenku ir bendrai kaip viską pasiruošiu, kaip taškus įsirenku. Tai pakartosiu, aišku, nesunku, man anksčiau tą darydavau kiekvienam bidose, po to pagalvojau, kad gal visiems atsibodo. Čia kabo mano rūbai. Tai, o kadangi dar yra ankstyvas pavasaris, įvardinkim, jau įpusėjo tas pavasaris, bet jisai yra šaltas pavasaris. Tai esmė, bent kiek aš domėjaus ir iš to savo praktikos, ką turiu, kad negalima peršert žuvų, negalima per daug riebiai duoti, tai nenaudoju jokios grūdų bazės, rytoj išsivirsiu kažkiek kanapės, jeigu matysiu, kad blogai nekimba, bet šiaip reiktų vengti tokių dar pavasarį dalykų kaip kanapės, grūdų miksai ir panašiai, nes tiesiog greit žuvis susikemša, tada jinai nėra aktyvi tokia, kaip bus, kai šils vanduo, 12-13 laipsnių bus, jau biškai kitaip maitinsis. Realiai kimba pavasarį tiek ir ant žuvinės bazės, ant visų smirdukų, kimba tiek ant saldžių. Praktika man kažkaip parodė, kad saldžius gal labiau mėgsta, nors sezoną atsidariau ant smirdukų. Tai ką dabar darysiu, pasidarysiu 2 skirtingus mišinius saldžių. Ir vieną pasidarysiu mišinį kreivų, nes radviliški man yra pasiteisinę, tiesiog kreivas labai mažai naudojamas kitur dinamitų dalykas, tai pabandysim vėl toliau ant kreivų ir toliau turiu kas, standartiškai. O braški iš fišfūdų ir tutis frutis iš fišfūdų. Tai bandysim ant šitokios bazės šiandien pasigaudyti ir pasižiūrėsim, kas bus. Tai dabar tada ruošiu viską ir susimatom vėliau. Ir įmečiau boilių, sukrušinau ir supjausčiau, kaip matėt. Dar papildomai greitai tirpstančių pelečių įdėsiu. Ir viskas. Ir realiai toks mišinys ant viršos užpilit CLS ir važiuoja. Realiai toks šitas, ruošiam tada kitą. Ir vėl darom tą patį, tik šį kartą su kreivu, smirdukai. Ne.
Turiu smirdukų bazės likutį iš praeito žvejybos, tai aš tą kreivą kaip padarysiu, tiesiog sumaišysiu su to, kas liko ir viską bendrai, va, tokį vieną mišinį jaukų padarysiu realiai. Daug nesidarau, o jeigu reikės, dasidarysiu tikrai, žiūrėsiu kaip kibimai. Oi, kietas kreivas nesiplaka net, į dulkes nesidaro. Aišku, tas kreivas biški pas mane jau čia pagyvenęs nuo pernai rudens, tai reikia dėl to sunaudoti irgi. Tik kreivas atrodo va šitaip, ane? Tai irgi ir dulkės, ir tokie didesni. Peletės, bet aš dar čia biškį sumaišysiu jį su likučiu, ką aš turėjau iš praeito žvejybos. O čia iš praeito žvejybos va toks likutis visoks. Pipiras, saldus, nu grynai bendras miksas gausias. Tai aš padarysiu į kreivą visą bendrą miksų mišinį. Ir tiesiog išnaudosiu šią žvejybą, viską. O. Mogel kažkoks gavus. Jeigu taip žiūrėt, tai va. O nuo kitos žvejybos jau, kadangi likučių būsiu atsikratęs, tų jau pradėsim normaliai vėl viską dėti. Tai turbūt su kėšaru tiek žuvyčių ir susimatom, kai užsimetinėsiu. Sekantis, ne ką mažiau svarbus dalykas, tai PVA pasiruošimas. Tai tokiu metų laiku irgi nenaudoju standartinės kojinės, o naudoju greitai tirpstantį tinklelį. Tai jisai realiai žieminis, skirtas žiemai, greitai tirpstantis PVA tinklelis. Tai realiai aš pasidarau po 5 PVA, kad nereiktų permetimų metu darytis ir panašiai. Tai tiesiog pasidarau 5 tokius, kiekvienai meškeriai po kelis ir viskas iš karto. O realiai PVA darau tai iš to pačių mišinių, kuo jaukinu. Tai tarkim, pasiėmiau tą samtienę ir į PVA tą patį mišinį suvarau. Suimu galą, suspaudžiu, užsuku ir užsukęs po to užsukau, kad neatsilaisvintų, įsitraukiu daugiau kojinės ir padarai vieną mazgą. Jeigu nori ties galiuko, kad mazgas būtų, tai nusitempi tą mazgą. Tiesiog nusitempi, bum, vienas mazgas. Ir lygiai taip pat aš pasidarau antrą mazgą. Nes nukirpsiu, kad nereiktų iš naujo tiesiog užsirišinėti. Tada tą likutį kojinės sutempiu atgal iki mazgo ir ties čia pjaunu. Tiek, kad aišku, su likvidais būtų geriau, neturiu likvidų. O ką daro likvidai, CLS-ai, visi tie ir panašiai, tai jie padaro, kad dulkės pasiektų dugną, realiai. Jų pagrindinis dalykas ir yra, jisai sukietina visą tą masę į vieną visumą ir tom dulkėm visom uždeda svorį, kad nusėstų į dugną. Aišku, jisai turi ten ir jaukinimų kažkokių savo savybių, bet pagrindinis dalykas, ką daro, tai tiesiog į dugną, kad kėšaras visas nueitų žuvėm. Nu ir lygiai tas pats su antru kėšaru daros. Oi. O tik antras konsistencija biški kitokia, dulkelės, tai čia jau biški
kuom skiriasi technologija, ką aš darau, tai aš dažniausiai pasidedu ant kažko kietų, pradžiai sutrombuoju normaliai, suspaudžiu, aišku, ant ranką ne taip kietų, bet ant stalo sutrombuoju ir kad gautos tą tokią formikį, žinai. O, labai gražiai ir ant rankos gavos. Ir vėl lygiai tas pats. Pasiimi, pasidarai kažkiek to, ties pačiu galiuku užsuki, kad gautos lygi formą. Ir vėl visi tempi, kiek tau reikia tos kojinės. Riši mazgiuką. Mazgiuką nusitempi į apačią. Šitą įsisundiškai. tą mazgiuką žemiau reikia nusitempti. Gerai. Sunku ir rodyti ir daryti kažkaip. Nu gerai. Iššvaistysim biškį kojinės. Ir vėl. Okay. Tas. Einam toliau prie kito rimto daikto, tai sistemėlės pasiruošiam iš karto. Gerai. Vienas švinas. Dar trim švinų čia neturim. Gerai. Ką naudosim? Tai ant vieno, aišku, naudosim šitokį. Pabandysim. Ok. Tai pasiimu to, ko šeriu, tuo ir gaudau. Pasiimu kreivą. Kur tas peilis dingo? Pamečiau peilį. Ai va. Nupjoviau. O tiek, galiu parodyti. O tiek nupjoviau. Jeigu ten blogai matys, tada taip. Kadangi kreivas, ant šitų dar panaudosiu Komplex T, nes jisai turi tokį aštrų prieskonių kvapą ir man labai patinka tas kvapas, labai skaniai kvepia, kaip buljons toks. Tai aš galvoju, krevetė su buljonu turėtų būti visai neblogai. Taip, ką tada darau? Pradariu šitą. Gaunu grybuką. Tada imu kabliuką. Kažkur čia turėjau. Kabliukus naudoju be užkarpėlės. Kiti naudoja su užkarpėlėm, be užkarpėlės yra sunkiau traukti žuvį, nes negali atleisti ir pakankamai greit turi atsirasti prie žuvies. Aš kažkaip pripratau, jeigu matysiu, kad šiandien nesigaus, nes čia šiaip iš tikrųjų daug mažo žuvies. Aš kur žvejojau paskutinius kartus, tai ten dominuoja didesnis žuvis, tai be užkarpėlės kaip ir gerai, nes tu lauki to kibimo, bet tau pastoviai nepypsena, o čia kur mažikės, tai jos gali nepasikirsti tiesiog su tuo be užkarpėlės kabliu. Nu tai pasižiūrėsiu, jeigu matysiu, kad nerealizuoju žuvų, tai tada pasikeisiu, užsidėsiu su užkarpėlę kablį, bet čia aš visą laiką be užkarpėlį žvejoju.
turiu ir su užkarpėlė sistemėlių. Kaip ir seniau, taip ir dabar. Struglinu. Kuo tu nelendi? O? Ne. Atrodo, va taip mano grybukas. Tada sekantis dalykas, da ką visą laiką patikrinu, tai ar per gerą pusę kabliuko eina būtent plaukas. Nes jeigu per blogą pusę eina plaukas, tai kabliukas verčiasi į viršų. Matot, nekimba į ranką. Tai vadinasi, per blogą pusę plaukas eina ir reikia permest plauką per geležtę. Apkeiti pusę ir tada va. Kablys remiasi į ranką iš karto. Sunku labai parodyti. Tai vat principas toks, nu ir aišku, tada jau po to kabini PVA-škę ir meti. Tai aš pasidarysiu visas 3 sistemas, tada eisiu susirasiu jau taškus ir tada jau eisiu užsimešiu. Planas toks, tai dabar imu toliau braškę lygiai tą pačią. Bum. Braškiai darau lygiai tą patį, ką dariau ir kreivui. Nupjaunu viršūnėlę. Labai skaniai kvepia builiukai. Labai skaniai kvepiantys builiukai. Eina savo koks ryškus aromatas. Pasiliksiu mažesnį šį kartelį, galvelę ar gal didesnį dedam, Viskas gerai. Tie, kurie žvejoja ant mažų pakraupė bus. O matot, kaip iškart kimba į ranką. Neina patempt. Iš karto kimba į ranką. Tai vat būtent toks planas ir yra, kad padaryt, kad iš karto kibtų į ranką. Jeigu verčias kablys į priešingą pusę, vadinas blogai. Blogai. Reikia tada iš naujo darytis kažką. Oi, visi 3 kabliai be užkarpėlių. Ir paskutiniam kabliui pasimsime mes tiesiog vafteriuką. Vieną vafteriuką, nieko daugiau. Nes mes nežinom, kaip čia žuvis maitinas, ko žuvis laukia, ko žuvis nori. Ir kartais tie snaumenai gali nedirbti. Bet žuvis gali būti pripratus valgyti va tokius mažiukus, ypač pavasarį. Pavasarį nieks nežvejoja ant snaumenų iš tikrųjų. Čia turbūt tik aš vienintelis, kuris taip sugalvoja. Pavasarį. Pavasarį visi žvejoja ant mažiukų, kuo mažesnių. Nu, bet aš ant snaumenų žvejoju. Opa. Pataisom plauką. Tai va taip atrodo vafteriukas. Ir tada vėl pasitikrinam. Va,
Vėl blogai, kablys gula į priešingą pusę, tai man reikia permest plauką į kitą pusę. Ir viskas. Šiai akimirkai tiek. Einu ieškoti taškų. Ikiuką. Ok, einam. Susirasim taškus. Pasidarysim, kad jūs matytumėt gerai echolotą. Pradžiai, ką reikia padaryti, tai sukalibruoti laivuką. GPS-ą, ne? Tai aš paplaukiu nuo kranto tolyn. O tada paspaudžiu GPS-ą palaikau. Ir tada dar kartą GPS-ą paspaudžiu. Tada laivukas pradeda sukinėtis ratais. Kaip matot, jisai kalibruoja savo GPS-ą. Kai susikalibruosiu GPS-ą, tada parplauksiu jau į kitos vietos, kur man reikia, kur aš skaitau, kad krantas, ir nusistatysiu namus. Oras, kaip matot, jau jūra. Labai geras ženklas, kad vėjas pučia į mano pusę, man į veidą. Vadinas, vėjas maišo vandenį pas mane krante ir čia vanduo yra šiltesnis negu priešingam krante. Ir žuvis šiaip linkus laikytis, kur vanduo šiltesnis. Ok, įsijungia echolotą dabar. Echolotas yra šitas mygtukas pas mane. Bum. Ir kai jungiau echolotą, pradedama rodyti parametrus. O ne? Biškai pakelsim aukštyn. Biškai žemai rodu. Na, turėtų matytis. Nu ir dabar plaukiu ieško taškų. Tai kadangi aš pasiėmiau kampinį sektorių, tai aš tikrai išnaudosiu kampinį sektorių ir vieną tašką ieškosiu po kairę pusę. Šiaip bangos labai didelis, nelabai gerai laivukui per tokias bangas plaukti, bet toks gyvenimas turbūt. O žiemą laivuką buvau įserdęs, kadangi tik tai metai garantijos laivukui, tai resandarinau viską, nusipirkau silikono, gražiai pertepiau silikoną, kur buvo oksidų, išvaliau visą oksidą ir panašiai. Nu ir va, gylis yra 4 metrai, o vandens temperatūra yra 11 laipsnių. Aš dabar plaukiu prie žolių, čia vieną kažkur netoli prie žolių tiesiog paleisiu aš. Susirasiu kietą dugną. Einam pasižiūrėti, kad matytumėm, kur laivukas. Tai va, aš ten dabar ieškosiu kietų dugnų. Šiaip dugnas čia visur daugmaž gražus kietas. Kliuvinių jokių nesimato. 3 metrai gylis. Čia ir žuvies rodo, pasėdo 8. Kažkas sušmyžavo.
Dugnas, o mato. Lygus kietas, kai kalta. Visiškai. Galėtum pagalvoti, kai echolotas net neveikia. Tai vat prie ko prisikabint, va, kai toks dugnas. Nėra už ko prisiriš, žinau, tai dabar tai pasižymim. Bet dar aš dabar važiuoju į pirmą tašką ir nuo pirmo taško dar palei tas žolės biškį pavažinėsiu, pasižiūrėsiu, gal aš dar rasiu kažką palei tas žolės. Nes per vidurį, matot, plynlaukį ir ten tiesiog užsikursi žuvis laikysis, neužsikursis nesilaikys, bet kai dabar tokios jos pasyvesnės, tai kurdams tašką gali ir sudeginti tašką iš karto. Tiesiog perširsti tašką viskas ir parą ir 2 paras žuvis iš to taško gali nekipti ir nors ir ten laikysis jinai, nes suvalgy boiliukai jinai sotė, jai nereikia. Tai grįžtų dabar dėl to į pirmą tašką. Dar pasižiūrėsiu, gal kažką rasiu arčiau arba toliau palei žolės, bet šiaip tai ta vieta, kur pasižymėjau tašką, atrodo gera, tai gal aš persikelsiu dar vieną tašką tiesiog kitur, šalia tų žolių. Arčiau krantų, dar iš vis arčiau savęs, nes man nebūtina 80 metrų laikytis ribos ir mesti visą laiką ties 80 metrų, aš galiu į 30 metrų atstumą nuo savęs užmesti, jeigu ten laikysi žuvis. O, čia slenkstukas, labai gražus iki 2 metrų, aišku, ten žolytės tokios, pabandysim į to žolytės, jeigu ne, atkelsim po to. Bet aš dar noriu čia pasitikrinti tą pakrantę, nes vis tiek vėjas pučia į šitą pakrantę, tai čia turi laikytis visas žuvis. Aš galvoju, va čia, kur dabar laivukas, turėtumėt matyti laivuką, tai aš galvoju, va čia dar vieną tašką tiesiog padaryti tokį. Arčiau to kampučių į žolės įmest kampinę meškerę ir viskas. Štaip ir padarysiu. Ir viskas. Echolotą galima išjungti, nebereikia. Pradžiai tokius taškiukus susiradau. Tai jeigu jau taip rimtai žiūrint į taškiukus, tai žiūrėsiu, ką rodo. Okay. Tai vienas yra va čia tarp žolyčių, kitas yra tenai, kur tokia properšytė ir trečias yra į 15 sektorių žiūrint, beržiuką patį pirmą. Uždėsiu rodyklytės dar, kad aiškiau matytus. Ir va, laivukas parplaukė. Galvojau su spodu žvejot, bet labai nugarą skauda. Chebrytė, dar nežinau iš vis, kaip čia seksi žvejot. Nugarą tai baisiai skauda. Gerai. Pasimsim sistemėlės ir eisim įsimesim. Tai va, čia taip atrodo, dabar atnešiu kėšarų čia, dėsim, tą miksuką dėsim. Čia braškutė, paliekam braškutę, tegu gyvena da. Sekantis taškas, o šitą miksuką dėsim. Pradžiai daug neužmaitinkim, o užteks per akis. Ir šitą temsim į tą pirmą tašką, čia kur pasidariau. Meškerės kotą visą laiką laikau po vandeniu ir su ranka dar įtempinėjau valą, kad neįsibanguotų, kai laivukas tempia.
Nu ir viskas. Oi, kaip sunkiai. Nepatogiausia vieta, bet ką darys. Iš karto tai įsidedam. Šitaip. Atsinešam iš karto braškutę. Įsidedam braškutę. Tada pavadėlį patempiam. Pavaškį šį kartą biškį didesnį pirmam užmetimui su braškutė, kad pačiam koncentruotam taške būtų žuvis. Ir tada šitą dedam. Ir taip. Ir galima dėti vandenį. Ir vėl pasimam meškerytę. Na ir viskas, toks tas užmetimas. Taip įsirinkau taškus, susimečiau, žiūrėsim, pagausim, nepagausim. Dar šiaip šiais metais ką radau, pernai metais radau. To. Okay. Pernai metais užmačiau, kad toks lietuvis gamina bloberius. Gal iš kitos pusės geresnis apšvietimas bus. O tokie. Tai žmonos paprašiau padovanojus kalėdom. Užmiršau praeitą žvejybą pasiimti, tiesiog užsidėti pasikeisti. Pridedu kontaktų žmogaus, jeigu jūs sugalvosit. Tikrai nėra čia jokios reklamos, rėmimo ar panašiai. Tiesiog man labai patiko, dėl to pasidalinu. Gal ir jums patiks. Tai iki susimatymo vėliau. Yra.
O, fish food braškytė. Skaudai lūpytę biškį pagydėm. Oi, pasvėt. Nu ir va, išvažiavo. Pirmas karpiokas. 4 kilogramai. Sportinukas. Čia valanda, atsidarėm. Nu, tai sveiki dar kartelį, draugai. Vis kibena, bet neišvažiuoja, iki galo neužkimba. Tai gal kokią smulkmė daužu, nežinau. Tai netrauk. Vieną meškerę permečiau, bet kitos kol kas stovi. Laukiu, žiūriu, kas įvyks, kaip įvyks. Kepos dešriogalius, pavakarieniausim ir po to eisim turbūt persimetinėsim. Dabar apie 6 valandą jau vakaro, bet saulutė dar šviečia, fainas smagu, tai iki vėliau. Šį kartelį be mikrofonų pabusim. Oi. Persimetėm naktinį permetimą. Viskas kimarina, laukiam žuvytės. Eisim pagulės biškį ir susimatysim vėliau. Labas rytas. Pusė 7. Naktis praėjo be kibimų. Traukinukai dabar viens po kito važinėja nuo kokių 5 naikintuvai skraido. Toks taip jėgų. Naktį šalu.
-5 buvo. Bet šildytuvas dirbo. Miegmaišiukas irgi. Visai smagiai pamiegojom. Reiks keltis ir pasidaryt kavytis, atsigert ir eit persimetinėti. Bandyt pasikurti šiandien. Sveikučiai dar kartelį. Pasidariau rytinį permetimą. Truputį pakeitėm strategijas. Tuo laivuką tik tai išprašau iš vandens. Sekundę. Okay. Laivukas iš vandens išprašytas. Taip, tai pakeičiu strategiją, kaip sakiau. Tai, tuoj pažiūrėsim. Tai vienas taškas buvo ties švendrom. Čia, kitas taškas te toliau ties švendrom buvo. Ir trečias buvo čia kokie 6 metrų nuo krantų užmestas. Tai tą tolimesnį nuo švendrų perkėliau čia kažkur. Tai apie 100 metrų. Ir kitą perkėliau, ta linija kaip eina, buft ties čia, apie 120 metrų. Ir truputį pakeičiau jaukus. Tai vakar, kai matėt, vieną vafteriuką mečiau, po to ant nakties mečiau braškę su mulberiu. O dabar padariau tigrinį riešutą su medum kombo. Tai pati dešiniausia meškerė, vidurinė meškerė, apačia braškė, viršus ananasas ir kairiausia kreivą palikau. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tikėkimės, kas susimatom ties kibimu. Ikiuką. Na, draugai. Na, pasi 11. Laukia jau pradeda oras bjurt, belė koks vėjas, šalta. Tai sėdžiu šildos, iš tikrųjų nerodžiau. Tai dujinį šildytuvą turiu tokį šildos. Dabar užsikaičiau bomšpakiuką daraus. Pavalgysim bomšpakiuką ir viskas. Pasileidžiu kokį nors filmą per laptopą. Guliu, kimarinu, laukiu to kibimo, kol kas negimba. Oi, užvirė vanduo, man atrodo. Jau užvirė vanduo. Bomšpakiukas. Ir viskas, bomšpakiukas dabar brinks. O aš eisiu toliau pagulėti, kad čia daugiau veiks, kol nekimba. Vėjukas tai katastrofin. Tai turbūt iki susimatymų. Ką, eisim toliau, pasidarysim dar kišariukų. Prasismulkinsim tą, ką turim ir papildomai dar užsitaisysim naujų. Tai turiu mėsmalę, tokį daiktą. Tai pradžiai per mėsmalę noriu prasukti šitos visus. Biški šiandien bandysim užšert taškus labiau, kad vakarė sudirbtų, nes visą dieną niekas nedirbu, jau parą be kibimų sėdžiu. Tai biški smulkinsim ir dabar lygiai tą patį tą permaršim.
Pipiras ore net sklando. Čia pipirinį. Aštrų žuvinį pasidariau šitą. Oi. Ok, hebrytę persimečiau. Tik norėjau jums parodyti, koks iš tikrųjų vėjas yra šiandien. Tai kad suprastumėt. Gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Laivukas tai sunkiai jau tokiam bangom plaukia. Turbūt geriau laivukų tokiam bangom net nenaudot per tokį vėją, bet nu ką darysi, reikia taškus jaukintis. Nieks kol kas nedirba. Tai kadangi susmulkinau kešerą, kaip matyt, tai dabar nu labai jau nepagailėdams užšėriau taškus, tikėdams pakurt, priviliau tą žuvį. O tai einant atgal link kaip užmesta, tai tuoj parodysiu. Rodykliam parodysiu. Vieną užmestą čia po kairę, kita užmesta ties 17 sektorium, o kita užmesta ties 15 sektorium, ne? Ir po kairę padariau dabar saldų tašką, sugrąžinau, tai tigrinis riešutas su medum, o per vidurį padariau aštrų tašką, tai padariau kalmaras ir krabas su pipiru. Ir tada dešinį tašką padariau eksperimentinį tašką, tai saldus, aštrus taškas. Tai pasižiūrėsim, pabandysim biškį paeksperimentuoti su skoniais, kaip sakoma, žuvim. Nu ir viskas, turbūt žiūrim, laukiam to kibimų. Eisiu slėptis nuo lietaus, nuo lietaus, nuo vėjų, dar nelyja. Tikėkimės, kad nelis. Dar galiu parodyti. Vakar buvo atvažiavęs klubų draugas. Turim jau klubų vėliavėlę. Tai sekanti žuvytė bus jau šalia klubų vėliavėlės. Įsmeigta gražu, nuotraukytė paruošta, guli dėkliukas. O taip, čilinam, kimarinam ir viskas, nu, ką daugiau čia priveiks. Palapinė pritvirtinta, laikos, gan neblogai. Šitą laikau pritvirtinta, kad viduj kūrenuos, kad nepaliestų ir nesudegintų mano pečiukų. Nu ir viskas, iki pasimatymų.
Nu va. Antras karpiokas. Oi, galim pasisvert biškimės jį. Keturi su pusė. No. Tai va, tai pagavom karpiuką. Oras, kaip matot, nuostabus. Fantastiškas. Karpių žvejybai. Tiesiai mano veido pučia. Bet viskas gerai. Atsidarėm antrą dieną. Antrą dieną atsidarėm autobiškai. Laukiu, kol laivus parplaus ir einam šildytis. Super. Sėdėjau, žiūrėjau filmą ir išvažiavom. Pažiūrėkit, į ką GoPro panaši. Bandžiau nufilmuoti, nežinau, ar nusifilmavo, nenusifilmavo. Bet vartys po žvyrą GoPro iškarkis kažkokį atsikraut. Tai 2 karpiukai jau yra iš viso. Super.
Nu va toks. Parodysiu kamerikė, bet nuotraukos nesidarysiu. Mažylis. Porą keliukų. Karpiokas. Praėjau gal tik tai 10 minučių nuo praeito ištraukto karpio. Nu, mažylį nesinervuok. Va toks. Gerai. Paleidžiam mažylį. Tegu toliau važiuoja, dirba savo darbelį. Nu. Dar vienas į sąskaitą. Oi, ką galiu pasakyti, kolektyvas baisiai šalta. Bet trečias ribokas krantė ir 10 minučių gal pertrauka tarpas tarp vienos ir kitos. Tiek, kad pasibaigė saldus mišinys, nes normaliai taip užšėriau tos taškus, tai einu pasidarysiu mišinukų ir toliau pasileisiu filmą, tęsiu žiūrėti ir gal vėl kažkas užkirps tai. Susimatom ties sekančių kibimų, arba kai eisiu vakarienę daryti, arba dar kažkada. Ikiuką. Žuvis atsiliepė į Fish Food'ų braškytę. Dar įdėjau dabar tigrinį riešutą. Sumamalsiu viską ir va tokį mišinuką naudos. Aišku, dar įdėsiu pelečių. Va šitas peletės dar panaudosiu ir viskas, kadangi atsiliepė dabar jau žuvis, skaitykim, per pusvalandį 2 kibimai į šitą jauką, tai toliau tada šitą jauką ir darau, nieko nebeeksperimentuoju, kaip ir viskas gerai. Nu va, prisirišau pava, gelis iš karto, miksatūra va tokia. Tas man sudirbu.
Atsikabinu prie pat krantų, jau mačiau. Įveikia mums. Pasikūrė taškiukas mano. Kažkas didesnio turėtų būti. Bet aišku, kai toks vėjas, sunku jaust čia kažką. didesnis bus negu standartas.
Yes! Chebrytė, pasižiūrėkit. Boom!
Nepykit, kad nenufilmavau, kaip išprašiau tą senuką. Galėčiau su stovu darytis, bet tiek egzempliorių pagavau, tai su stovu nesąmonė. Parodė, kad tu turi. Labai gražus. Net, kodėl pas mus tokia neateina? Paršiukas. 14. 16 su tuo. Geras paršas. Pala, man atrodo, šiandien nebuvo pagautas. Nu tada išalkęs būtų labai smarkiai. Žiūriu, pakvietė pirmąjį draugus, tu išnaudosiu. Iš karto. Ne, pilvas to matai koks. Man biškyrė, bet labai panašus. Brolis. Labai gražus. Nu, tai tiesiog pagalvojau, nu, jau Ne, taip pat. nepasinaudot progą tokią žuvį, nes su tuo stovu, nu, nesąmonė gausis, o ne nuotrauka. Ramiai, 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 ramiai. Įsti vandenį išplakti. Aha. Da galvojau, kad neįsitrauks iš tikrųjų. Nuo švendrio ar gilumo? Šiandien. Jeigu gali dar iš toliau, kad vėliavyti matytos klubo nariam įmėsiu. Kita pusė gal gražesnė jo? Ai, vis taškots. Tai jo, taip. Tu tai jau videkį tas, ne? Bas. O Jėzu. Pasak. Kovai, aš verčiau. Ačiū. Įdomesnis egzempliorius. Jūs paklausti, ar matytus savininkai. Jo, aš aišku irgi po to įmėsiu jam, bet... Toks taškos, mama, Ne. Negavęs. Negavęs mano pirmas kablys. O čia. Ei. Nu. Ir ant kokios nesąmonės užkibo. Tai visiškai. To hibridį tada
Paleidimą. Šachtą paimam. Oi. Nu, už gerą kovą, draugas. Oi, nu ką, chebrytė, kaip matot, vėjas negazdina, kad ir koks baisinis vėjukas, vis tiek gaudom. Pasigavom 14 kg, 16 rodė su svėrimo maišu, nu tai šlapės, nubeskim tos 2 kg, 14 kg. Mano kablys pirmas, nėra gavęs kablių tas karpis, tai senbavį išprašėm. Super, labai smagiai suvažiuoja žvejyba. Kai iš pirmos paros buvo rūkykla, tai dabar pakankamai daug kimba, jau 6 žuvis krante, iš 10 kibimų, 1 žuvis prie krantų nuėjo, kitų nepakirtau. Liuksas. Nu ką, draugai, 8 valandos vakaro, sėdu palapiniai, aš žiūriu farus iš vis per laptopą pasileidęs. Šildytuvas nedirba, nėra dar kol kas taip šalta, nes apsirengęs. Iš tikrųjų šiandien nieko nevalgiau, tai galvoju, reiks, kai vėjas nurims, eit pavalgyti. Da, aišku, laukiu ir tų kibimų. Gal dar kips. Tai taip eina mano antra pareikė. Ir jau jeigu iki šitos vietos pasižiūrėjot, pasiprenumeruokit kanalą, paspaskit laiką, parašykit komentarą. Ačiū. Iki susimatymų vėliau. Nu ką, 9 valanda vakaro, biškį oras aprimu. O pasidariau ką tik naktinį permetimą. Biškį rytis jau sumestos. Laivuks parplaukė. Lauksim naktinių kibimų. Tai turbūt tiek, susimatom ties kibimais arba iš ryto jau kaip vakuosos namo. Ate. Gal geras bus. Sorry, chebrytė, kad be mikrofoną kažkur įpakavau. Iš tikrųjų pakojos daiktus, labas rytas, sekmadienis.
Pamečiau prie krantų. Kas čia vyksta? Tai dar kartelį labas rytas. Pamečiau prie krantų žuvėlioką, buvo tikrai virš 10 pagal traukimo. Taip jau gaunas kartais. Kai viens esi sunku į žaulytės čia šonę nuvažiavo ir vertės ir nusimuši kabliuką. Super vis tiek. Hebrytė filmuoju iš mašinos, kaip jums patinka. Labai patinka, sakėt, mano važiavimų video, tai sakau, dar suslūksta ant galo važiavimų. Juokauju, aišku, sarkazmas tai vadinasi. Tai rezume, susipakavau daiktus jau važiuoju link namų, kaip matėt, dar ir ryte buvo išvažiavimas, kai tanku gaila, kad nepavyko realizuoti. Dar traukus iki krantų, prie krantų praradau žuvelę, bet irgi buvo didelį, virš 10 tai tikrai, nes kaip traukiais, kaip valdys, virš 10 kaip nieko buvo. O bendrai paėmus, tai pirmą parą atvykus oras buvo neblogas. Tik užmetus po gerų 40 minučių turėjau pirmą žuvį krante. Tada turėjau dar kelis kibimus, 3 ar 4, nepasakysiu, iki sekančios paros, kurių nepavyko net pakirst. Tada sekančią dieną, kadangi taškai neusikūrė, galvojau, kaip čia pakeisti viską. Ir jau ieškojau nestandartinių šitų tvenkinių sprendimų ir pasiteisinu. Tai fish foodų braškiais bazę dariau kai jauką. Ir kuo puikiausiai sudirbau, taškai užsikūrė, kaip matėt, po to viena po kitos. Kelių žuvų nenufilmavau traukimų dėl belio kaip stipraus vėjų, iš tikrųjų, kamera griuvinėjo, net dabar nežinau, kas nusifilmavo, gal ir ta didžioji nenusifilmavo, nes griuvinėjo kamera, vėjas iki 25 metrų per sekundę gūsiai buvo, tai tiesiog kosmosėlis. Tai rezume 6 žuvys krante, iš visų 14 kibimų, 2 prie krantų nuėjo, vienas tarp 6-8, sakyčiau, kitas virš 10, o kiti visi nebuvo pakirsti iš vis. Biškį timtelėjo, kirtau ir nieko, tai tiesiog tokia turbūt situacija. Žvejyba buvo viena iš pačių sunkiausių, turbūt mano visų, dėl tokių oro sąlygų, nes vėjas tai tikrai kosmiškai viską maišė. Šiąnakt iš vis bemiegė naktis buvo, dėl to vėjų labai stiprus gūsiai vėjų ėjo. Tai turbūt tiek šiai akimirkai. Ir ačiū, kad pažiūrėt mano vidosą, ačiū, kad užsiprenumeruojat kanalą, ačiū, kad parašot komentarą ir susimatom sekančiam vidose. Ačiū Jums, ate. Tarp kitko, hebrytė dar nenuvažiavau nuo tvenkinio, kur ruša prasideda. Va taip. Liūdesėlis kažkam. Žiauru. Gerai, kad iš ryto sugalvojau, kad jau užtenka ir pučiam namučių. Nes kitaip tai katastrofa būtų. Šiandien tokio oro. Gerai, ate.